Dar 15 metų būdamas, Martynas tėvo pavedimu buvo išsiųstas į karinę tarnybą. Po ilgų metų tarnybos Martynas įsigijęs šiltą apsiaustą keliavo į savo gimtasias žemes. Ir vieną lietingą bei žvarbų rudens vakarą savo kelyje jis sutiko sušalusią ir drebančią žmogystą. Martynui pagailo vargetos. Jis paėmė savo apsiaustą ir aukštai iškėlęs kalaviją, perkirto jį pusiau. Vieną dalį jis pasiliko savo, o kitą atidavė vargšui, taip išgelbėdamas jį nuo mirties. Ta šaltą rudens vakarą iš toli buvo galima matyti dvi būtybės, apsigaubusias apsiaustais ir sėdinčias prie Martyno sukurto laužo. Laužo, kurio liepsna švietė tarsi vilties žibintas, pranašaujantis apie geresnį rytojų. Užmigęs Martynas susapnavo pranašišką sapną, po kurio atsikėlęs ryte nusprendė savo likusį gyvenimą paskirti šventai tarnystei. Šventas Martynas mirė sulaukęs 80 metų. Žmonės jį prisimena ir garbina už jo dosnumą ir gerus darbus. O nuo to laiko, lapkričio 11 dieną, žmonės prisimindami Martyną uždega jam žibintą, kurio liepsna, perskrodusi tamsą, kiekvieno širdyje įžiebė viltį ir tikėjimą žmogaus gerumu.